Ignalinų ne taip, girdėt, kiek jau susipažinę su Ignalina, bet Visagine klausimas numeris 1 - medžių kirtimai. Jeigu nori laimėti rinkimus Visagine, tai tu sakai, kad prieš medžių kirtimą ir tada, prasme, tu visų žmonių draugas. Bet dėl ko taip žmonės, nes, ta prasme, reaguoja, nes neturi kitos pusės. Ir čia klausimas irgi gal asociacijų jums, nes viešoje erdvėje, jeigu pažiūrėti, paskaityti, mažai informacijos tokių specialistų, miškininkų apie tai, prasme, kiek miškų. Nes aš, kada pradedu kalbėti su miškininkais, tai situacija kitaip jiems pučia. Bet viešoje erdvėje, dabar jeigu net paguglinti, kiek tokių straipsnių? Mažai. Ne? Tai truputį šito vietoj irgi reikėtų padirbėti, parodyti kitą pusę. Kokia šiandien buvo labai gerai pasiūlymai pridėti prie šitos net rezoliucijos ekonominį naudą paskaičiuoti. Kiek pas mane irgi tokie argumentai buvo, kai Visagine pradeda, pas mane ten ateina žmonės, va čia pas mus iškerta medžius, aš sakau, jūs žinot, ta prasme, kad pas mus 800 savo laikais, 850 darbo vietų buvo vien Visagino linijos gamykloje. Sakau, tai čia visi žmonės vyktų be darbo. Ir tada žmonės jau pradeda mąstyti kitaip. Tai šito vietoj, sakau, dar mes nesupažinom, vakar tik raškiau jūsų rezoliuciją, kas dabar planuojama vyriausybė, tai dar Seimo nepasiekė, dar nemačiau, kad buvo užregistruoti, nežinau, kolega gal, dar nebuvo registruoto kažkokiu. Tai įstatymas yra registruotas, o čia dar nori naujų. Tai šito vietoj, tai tikrai manau, kad galėtumėm siūlyti, tobulinti iš savo pusės, tikrai galiu pasakyti, kad palaikymas jums būtų, bet ir reikia iškoti